Aš esu Augustas Bagdonas, man yra 16 metų, muitai užsiiminėjau virš 5 metų ir visą laiką sportuoju Jasiūnas Team klube. Ir jau turi 2 kovas UTME ringe, Open ringe, ar ne? Ir 2 pergalės. Taip, viena Open ringe, o kita jau kaip ir normaliam Rising turnyre. Tai. 16 metų. Taip. Pats suvokė tai? Pirma kova, tai UTME buvo 15 iš viso metų. Tai va. Bet pats Augustai suvokė, kas dabar čia vyksta? Taip, aš manau, kad jau įdėjęs tiek darbo, pagaliau atsiperka tas darbas ir matau savo tuos darbo vaisius ir tikrai yra labai smagu galėti kovoti profesionaliai tokioje organizacijoje prieš tiek žmonių ir ne tik kitiem parodyti, ką sugebi, bet ir pats pamatyti. Tai, kad tu iš tikrųjų gali kovoti tam aukštam lygyje profesionaliai ir kaip čia pats matyti savo darbo vaisius. Ok, prisiminė tos pirmus žingsnius, kas atvedė į Jasiūnas Teamą. Čia pas jūs, kiek suprantu, visi futbolininkai, ar ne, susirinko? Tai pas mane biškai kitaip, aš krepšininkas buvau. Tai čia jau taip labiau lietuviška gal ar būtų. Jo, nuo darželio iki gal 3 klasės lankiau krepšinį nuo kokius 5 metus. Bet visą laiką kažkaip man patiko, gal kokį Rokio filmą pamačiau ir kažkas boksas, kovos menai. Pala, jūsų karta dar žiūri Rokį? Žiūrėjau. Aš galvojau, kad jau pamiršė, galbūt Krydas, čia kažkur netgi buvo bairis, kad jau Rokio nežino, Krydą galbūt labiau žino visi. Kažkokį filmą užmačiau ir tikrai norėjau ir išbandyti kovos menus boksą. Tėvam aš sakiau, kad noriu, bet kažkaip jie tai praleisdavo, gal ką čia mušis, bet... Tada įvyko toks dalykas, kad nustojau krepšinį lankyti gal 3 klasėje ten dėl visų įvairių dalykų ir nieko nelankiau kurį laiką, gal kokį pusę metų. Ir tada čia mokiausi iš toj mokyklai, čia ir vyksta treniruotės, užmačiau, kad toks muitai, kas šitas muitai, pasigūglinau, pasidomėjau ir sakau, pabandysiu. Ir nuo pačios pirmos treniruotės susikabinau ir iki dabar taip ir sportuoju. Priminsiu, mes esame dabar patalpose, kuriuose yra Žemynos progimnazijoje, ar ne? Okay, kad visi žinotų bent jau, ką galėtų į Google dar susives papildomai. Ir kaip tos pirmosios, beje, tėvai sutiko, kada jau įtikinai tėvus, kad jau gal galima būtų nueiti? Jo, tiesiog, nežinau, kažkaip suprato gal, kad labai noriu pabandyti ir pabandžiau ir jam, matė, kad aš noriu, kad man patinka ir taip ir sutiko, kad aš lankysiu ir dabar jau labai palaiko, labai skatina ir smagu labai dėl to. Buvo tėvai arenose? Šį kartą nebuvo, jiem tokį gal turi savo kaip, gal baisu šiek tiek žiūrėti tas kovas mano ir šiaip gal tokį pasidarė, kad kai nežiūri, geriau sekasi, man taip sako. Arba jiems patiems tiesiog ramiau, jie to melo, jiems patiems ramiau būna. Gali būti. Ja. Per tuos 5 metus, kiek suprantu, mėgėjos irgi nemažai spėjai prasivesti, ar ne, kovų? Taip, aš jau iš viso turiu virš 50 gal net kovų, sudėjus mėgėjus ir profesionalias tai kelios tik tai. Tai va. Ok, bet iškart tik tai atėjęs į Jasiūnas Team patekai į Martyno rankas, ar ne, kiek supratau? Taip, į ten vaikų grupę patekau. Atsimenu, nuo pat pirmos treniruotės man ten patiko tą maišą daužyti, kažką ten tokio daryti. Užsikabinau ir jau nuo 2 ar 3 treniruotės, atsimenu, pasilikau papildomai dirbti, nes būdavo toks dalykas, kad valandą padirba visi vaikai ir tada jau po to dar ten 30 minučių lieka tie, kas gal ar labiau pažengia, arba tiesiog kas labiau motyvuoti ir man tas labai įstrigo, kad aš ten nuo gal 2 ar 3 treniruotės likau ir papildomai dirbau su jau labiau patyrusiais ir tas ir užėdė. Taip, kiek suprantu, savo paslaptį dabar ir išdavė, ar ne, kur čia tas yra tie, kurie daugiau dirba, arba, kaip sakant, turi daugiau motyvacijos, tie galbūt ir aplenkia kitus, ar ne? Taip, bet man tas ir patinka šitam sporte, kad nėra jokios paslapties, tik tai, kad tas darbas, kiek tu įdėsi, tiek ir gausi šitam sporte. Ok. 16 metų, palauk, apie ką čia žmonės svajoja, kai jiems 16 metų? Augustai, kas darosi iki tau 16 metų? Nežinau, iš tikrųjų daug minčių, žinai, ir mokykla ta pati dar... Ok, apie mokyklą man patinka šnekėti, aš jau jas beveik pamiršęs, bet aš žinau, kad teks prisiminti, kai dukrelė paaugs, bet viskas ok, mokykla 16 metų, tai kelintoj klasėje palauk? 10 dabar. 10, tai palauk, egzaminus turit? Kokia dabar sistema, primink man? Tokie, dabar jie dar nėra labai ten svarbus, tokie PUP egzaminai, bet nuo 11-12 dabar klasės bus ten tie rimti, nes tai padarė, kad tuos, kur laikai 12 klasėje, dabar padalino per pusę ir tu pusę laikai 11-12. Tai dabar tokie metai bus keli, kad reikės ir pasimokyti, bet nemanau, kad tai kažką pakeis sporto mano kelyje. Kaip tik norėjau klausti, nes dažnai taip sako,
kad kartais sportas išnyksta iš gyvenimo dėl mokslo arba mokslai nukenčia dėl sporto. Galbūt mes esam pripratę dažniau girdėti, kad mokslas kenčia dėl tam tikrų veiklų. Kaip pačiam sekasi laviruoti su šito reikalu? Aš manau, man sekasi gerai dėl to, nes visą gyvenimą realiai ir sportuoju, ir mokausi. Tai taip ir išliko tas, kad, aišku, gal dabar tas didelis krūvis, jau vis tiek didesnis nei ten pradinėse klasėse, bet tikrai mokausi dar neblogai, visai gerai, sakyčiau, ir taip ir kažkaip išmokau jau suderinti ir mokslus, ir sportą, ir tas varžybas, kovas, ir visą gal stresą, bet tai man viskas, manau, sekasi puikiai su tuo. Kaip klasiokai priima? Dabar iš visų UTMI tai daugiau dėmesio negu kokiuose nors mėgėjų varžybose? Jo, tai smagu, palaiko, ir klasiokai, draugai mato, žino ir paklausia, kaip sekasi, kada kovosi, žinai, gal kaip čia palaikyti ar panašiai, tai smagu dėl to labai. Kada čia laukti viso sektoriaus arenų išpirkto tavo, nežinau, bendraklasių ar jau ten studijų draugų galbūt būsimų, kada jau čia laukti? Pamatysim, kada nuspręsisi atvykti ir palaikyti ir išgirsim tada gal palaikymą. Turi savo tikslus, mes čia pastoviai kalbam apie tam tikras pavardas, galbūt apie priešininkus. Pradėkim nuo to Lietuvos, kaip sakant, rinkos, su kuo čia turi galbūt nesuvestų sąskaitų arba su kuo norėtum susitikti, vis tiek pas tavai jau ta kartelė kyla, jau mes galbūt galim su tavim kalbėti apie tas tokias rimtesnės pavardas, suprantu, kad rimtesnės pavardas galbūt šiek tiek vyresni ir stipresni priešininkai, aš turiu menį fiziškai, ne galbūt techniškai, bet mes suprantam, kad 16 ir 20 metų turbūt labai skirtumas yra nemažas. Ja. Aš iš tikrųjų prieš daug lietuvių esu kovojęs tiek Muay Thai, tiek kickbokse, mėgėjų kovose pagrinde, o aišku yra visiškai skirtingas tas dalykas mėgėjų ir profų kovos, tai smagu būtų pasibandyti su kuo daugiau tiesiog to, kai jau esu kovojęs, mėgėjų dabar profesionaliam ringė su jais išeiti, o šiaip tokių vardų labai ar pavardžių neturiu, aš tiesiog irgi pasitikiu treneriais, kad jeigu jie žino, kaip aš dirbu, žino mane ir tikrai pasitikiu, kad su kuo jie sutiks, kad aš kovosiu, tikrai ir aš sutiksiu su tom sąlygom ir išeisiu į tą profesionalų ringą ir parodysiu gerą kovą ir viskas bus gerai. Dabar paskutinioji tavo kova prieš Zarečnį, ar ne, jeigu neklystu, tą kovą laimėjai. Buvo anksčiau susitikę, buvo gerai pažįstamas priešininkas? Ne, pirmą kartą su juo susitikau, buvau matęs, žinai, ten socialiniuose tinkluose jį, bet pirmą kartą su juo teko susitikti, tai irgi tas gal smagu, nes būna tikrai, kad kelis kartus kovoji prieš tą patį. Jau sukotės tarpusavį, ar ne? Jo, yra buvę, kad, žinai, ten 2 ar 3 kartus prieš tą patį kovoji ir jau tada toks, tiesiog, aišku, gal smagu, bet, tai jau žinai tą varžovą, o dabar kaip prieš naują irgi gal smagiau buvo toks biški nauja patirtis, naujas stilius vis tiek. Ką treneris Martynas po kovos pasakė, nes mes su pačiu Martynu esam jau kalbėję apie tas jo emocijas, kurias jisai bandė nuslėpti, bet matėsi, kaip jisai džiaugiasi už tave, už tavo pergalę ir koks Martynas būna rūbiniai po kovos, ypač kai parneši pergalę iš ringo. Tai geros nuotaikas buvo, laimingas, džiaugiasi, kad aš pagaliau galėjau parodyti, kaip mes sunkiai dviese dirbam, kiek jisai įdėjo pastangų, kiek aš įdėjau pastangų. Ir manau, jam tikrai patiko, jis buvo laimingas, aš buvau laimingas ir tiesiog buvo labai gera nuotaika mums visiems toj rūbiniai. Ir žinau, su Martynu, kadangi esu kalbėjęs, kad auklėtinius sunkiau yra stebėti dirbančius ringe ir tiesiog stovėti kampe. O jeigu atvirkštinis variantas, tu savo trenerį Martyną irgi esi stebėjęs, greičiausiai matėjai besikaunantį tiek Lietuvos čempionatuose, tiek kitose turbūt turnyruose, tiek UTMI prieš tą patį Mindaugą Narauską. Koks yra jausmas, kai matai trenerį besikalantį? Iš tikrųjų irgi jaudulys yra tikrai, nes tu žinai, aišku, tu žinai, ką jis sugeba, bet ir šitas sportas yra toks, kur jis yra pavojingas, jisai bet kada viskas gali pasikeisti ir tikrai visą kovą žiūri toks, kaip čia ant sėdynės krašto, kad nežinai, kad visą laiką viskas gali pasikeisti ir jaudulį jaučiu, bet ir to pačiu pasitikiu. Žinau, kad jisai tikrai yra vienas geriausių kovotojų Lietuvoje ir kaip čia, žiūrint tą kovą, jauti jaudulį, bet ir to pačiu jautiesi toks ramus. Pasitikėjimą ir ramybę turbūt, ar ne? O po to vis tiek po kovos sakyčiau mano treneris. Į Instagramą, žinai, įsikeli istorijų, džiaugiesi, kad ten pergalę, pavyzdžiui, pasiekė, tai tikrai smagu.
Paprasčiausias klausimas, 16 metų pašnekovui galiu turbūt užduoti apie svajonės, nes 16 metų jūs dar visi turi daug svajonių. Taip. Ok, baigt mokyklą, įstot ten, kur nori, šitą užskaitom, bet jeigu apie sportą. Noriu iš tikrųjų labai eiti toliau šitų savo sporto keliu, kuo daugiau kovų prasivesti, kovoti aukščiausiam tam lygyje, parvežti daugiau medalių iš visokių pasaulio, Europos čempionų. Ir labai dabar patiko kovoti profesionaliai, tai noriu ir toliau tą savo profesionalų rekordą pildyti. Ir taip, kad jau po kelių metų, žinai, galėčiau sakyti, kad gal jau turiu ne vieną medalį parvežęs į Lietuvą, ne vieną kovą profesionalią ir po to galėti eiti jau gal net geresnės, pasaulinio lygio organizacijas kaip One Championship ar Glory, čia jau tokias iš svajonių kaip išsipildymas būtų. Ok, tai visi grįžtame į mokyklą. Kuo nori būti užaugęs? Nežinau, kovotojų. Čia kur stoti reikia, į kokį universitetą? Dėl mokyklos tai dar nežinau, kur stosiu, ką tiksliai rinksiuos, dar apie tai mąstau. Okay, svarbiausia, kad kovotojų būsi. Yeah. Kaip sakant, tai gyvenime visą laiką padeda. Taip ar naip reikia už kažkur, dėl savęs, už kažką kažkur visą laiką reikia kovoti. Galbūt ne visuomet kumščiais ir spyriais, bet reikia. Tai ačiū tau, Augustai, už laiką ir tikiuosi, kad šis video bus legendinis ir galėsim galbūt po kokių 7 metų visai smagiai pasijuokti ir pasidaryti. Gal anksčiau ne po 7 ir naują video pasidarysim apie tas kitas pergalės ir kelią. Ačiū tau labai. Ačiū labai.